Sveiki, šiandien apžvalgoje turime Ecovacs robotą A1600 RTK, skirta iki 16 arų, naudoja RTK ir lidarą. Įveikia iki 50% įkalnę. 2 pjovimo diskai. Žiūrim, ką iš čia turi komplektaciją. Tai čia būtų antenos laikikliai. Antenos taip pat laikiklis į žolę įsmeigiamas. Čia yra pakrovimo stotelė su pakrovimo kontaktais. Šviesą atspindintys ženklai, kad robotas kuo dar geriau rastų savo pakrovimo vietą. Pakrovimo stotelės blokelis. Būtina paminėti, kad blokelį įrengti nežemiau nei 30 cm nuo žemės, kad negautų tikrai vandens. Žiūrime, kaip atrodo pats robotas. Pats robotas net šviečia koks baltas ir gražus. Toliau matome, kad apsaugota kamera yra, kad netransportuojant nesusižalotų. Tu atklijuosim, pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Daug apsauginių lipdukų, viskas užklijuota, net ratai yra užblokuoti, kad nesisukinėtų. Štai turime 2 mažus besisukančius diskus po 3 peiliukus. Tai čia yra matomai aušintuvas, gan grubūs ratai, priekį gan dideli ratai, kamera, pakrovimo kontaktai, valdymo pultas. Gal turime stiprią rankeną, ganėtinai platus robotus, kaip 16 arų, tai gan didelis. Turime dar antenos galva, meigės, varžtai, sarginiai peiliai, kabės, antenos blokelis. Šiaip kuo jis ypatingas, kad labai puikiai atpažįsta kliūtis. Ganėtinai našus robotas, per 8 valandas turėtų nupjauti 16 arų. Manyčiau, jis tą ir turėtų padaryti, nes turi 2 pjovimo diskus ir ganėtinai galingą bateriją. Pjovimo aukštis nuo 3 iki 9 cm. Reguliuojamas per programėlę viskas.